Tikriausiai dabar galvojat, o kur Paulius? Kur Paulius? Kur padėjai Paulių? Kas nutiko Pauliui? Ogi nieko nenutiko Pauliui. Paulius dabar labai smarkiai užsiėmęs, ruošiasi dideliem dalykam. Čia bus. Pamatysit, ko nematę. Važiuosim į garažiuką, pažiūrėsim, ką jisai veikia ir galbūt sužinosim, kas ten rytoj vyks. Lekiam. Paulius niekur nedingo, o Paulius čia. Darau. Ką čia turim? Ogi nieko neturim, nes pamatysit paskui, kas čia bus. Va čia net uždarysim eismą Alytui. Reikia, žinai, ką reikia diržus dėti gerai lopšiai. Tu ištestuosi. Varysim į Noikę. Ne tik todėl, kad reikia, bet ir todėl, kad noriu. Dabar žiauriškinis pusdiržus uždėti, nes ten gali parodyti čia. Kadangi nėra čia stokinė mašina, kur ant begelių sėdynės galima pastumti, ir čia yra vidurė mašina, o diržus reikia uždėti va taip, kaip uždėta vairuotojo ant to lanko. Tai ten reikia pranarstyti, sureguliuoti. Tai įsivaizduokit, kaip čia yra patogu. Nu, paskui galėsim parodyti, kaip aš ten dedu. Nebereikalo pečių ir liko dabar uždėti. Ir kai visada reikia alkino sėdynės, tai skriaudžiu magnės kompaktą. Šitą iškilkų tak gali pamatyti. O ką daryti? Nėra biudžeto, galit paremti, galit 1-2% skirti ir bus tada ir keleivio sėdynė, jeigu jūs važinėtumės nešti. Man tai iš esmės tai, žinokit, nereikia. Tai va, jeigu dar nesupratot, tai rytoj darysim revilą savo automobiliuko. Pristatysim visam savo miestui, kaip čia pasakyti. Jo, visam miestui. Jo, kažkam stresas. Kažkam reikia šnekėt, pasakot, aš dar į kamerą neprisilaukau, normaliai šnekėt, mano daryks prieš nežinau, kiek žmonių šnekėt, man tas ir įdomiausia. Ir dar tada reikės padaryti vienam parodinį raną per visą, po visos žiemos nevažiavimą. Nu jo, bus smagu, nes aš irgi toks pagalvojau, visą žiemą nevažiavęs, pirmas išvažiavimas. Dar toks, kad visas dėmesys į tave. Tai nieko, darysim į Pauliaus bairį, kur viskas arba nieko. Tai va, tokios takelės. Dar parodysiu kažkiek, kiek mes čia rūšimės. Ir tada rytoj pažiūrėsim, kaip ten Pauliui seksis pasakot, kaip jam seksis važiuoti. Kadangi visada viskas čia vyksta paskutinę sekundę, tai čia aš ne viską tvarkom, sustvarkom, neaišku, kada grįšiu pavargęs. Man reikia pasirašyti kalbą, kažkokią, nes nešnekėsi, kad apilė. O, sveiki, aš Paulius. Reikia kažką įdomaus pasakyti. Aš tų irgi realiai net neatsimenu, kaip reikdėt normaliai. Čia tai Bluetooth'u veikia šitas. Jo, čia wireless, nuo Wi-Fi už. Tu labai storas. Nu, biškai sunku batus užsidėti. Šiaip tai šitus diržus daryti yra tų pačių ir paprasta, bet tų pačių ir sudėtinga. Aš nebuvau pirmas mokykloje, kuris susirišt batus išmoko. Nu, va, turim naują komandos narį. Nu ką, testuojam. Buvau pamiršęs, kaip nepatogu. Nu, pažiūrėsime, jeigu tau gerai ir man gerai, tada visiems bus gerai. Reikia dar ištestuoti, reikia kalti į sieną ar pažiūrėti ir laiko. Spėsim. Agnė, čia kažką sakė, man turi parodyti kažkokių tai naujovių. Opa! Ir čia va dar viena naujovė, dar nieks nežino. Damn, get ready with me. O čia Drift Out Loud, Hado, kepurikė, Adidas, viską. Žiauriai nice, man patinka. Sveiki, užsukė mano vlogą dieną 2. Sveiki visi! Nu ką, antra dienelė, puikus orelis. Paulius į mane žiūri, kai debilą O tai tu dabar šnekėjai ir aš irgi girdžiuosi. Ja. Po biškį pasiruošinėjom, po biškį gatvę užsidarom. Visa šita aikštė bus mūsų. Čia darysim, ką norim. Ten biškį
Jau pasidėjom kuliukų. Ir čia va kažką ten dengia biškį Paulius, biškį matosi kampukas. Dabar yra, kiek mes turim valandų? Be 20:11, tai nuo 11 galėsim jau teisėtai užsidaryti eismą, kad nieks čia nebevažiuotų. Nes šiaip turim vieną čia mašiną aikšteliai, kurio nežinom, kur čia savininkas, kur jisai dingęs. Reikės kažkaip bandyti ieškoti. Bet ant lipduko matau, kad žvejys. Tai čia galbūt kažkur prie Nemuno kranto rasim. Mes jį užsidarysim eismą ir turėsim 2 valandas tokio kaip tarpo pasiruošimui. Ir po to pamatysim, kas ten vėliau bus. Hilau. Man įtampas, stresas, man neramu. Neramu man. Ne, šiaip iš tikrųjų jaučiasi, vakar tai iš vis ramus buvau. Bet realiai dabar buvo tempo labai skau kelios savaitės, tai kažkaip kai dirbi, tai viskas dzin. O kai ateina ta diena, skau, aš nesu tas žmogus, kur man labai faina prieš minę šnekėt. Ir šiaip neturiu tam patirties, nežinau, jei kas yra bandę, suprantat, nes, bet kažką reiks kažkaip tai žodžiu atsilaikyti. Tai var viskas, ruošimės po biškį. Tai dabar aš jaučiu, kad varau iki tenais iš karto, ten kai užsidarysiu, tada ir grįšiu. Nu, atskambino Karoliui policija. Susisiekė su tai žvėjais, tai sakė, už pusvalandžio turėtų patraukti viskas čiki-piki. Jau turi muzikytę, viską, čia Marius sukiojasi, vaibina. Wow, jau driftas prasidėjo. Ne, žinokit, nuoširdžiai baisu iš tikrųjų. Dar 2 valandos eisiu, atsisėsiu kažkur ramiai ir žodžiu, ir pasirepetuosiu pat savo galvoj. Manau, kad viskas bus gerai, bet yra tas jaudulys, aš iš tikrųjų tą visą baimę šnekėti prieš visus, tai reikia pramušti. Ir jau dabar yra jaudulys, o kai prisirinks čia žmonių, jeigu prisirinks. Bet manau, kažkaip prasilaušiu, kitaip nebus, vis tiek reiks padaryti. Viskas tvarkoj bus. Noriu priminti, kad čia mūsų mechaniko Mariaus mašina. Batsivys be batų. Nu ką, mažiau nei pusvalandis liko. Jo, mažiau nei pusvalandis. Jaudinuosi nedaugiau, gal net biškį sumažėjo. Chebra pagodė. Labai mažai kol kas žmonių yra susirinkę ir aš tikiu, kad gali būti taip, kad ant antros susirinks. Jei kas čiut luktelsim, bet būtų labai nejauku ir reikėtų šnekėti 10 žmonių, nes ir taip nejauku. Pasidariau tik tai vieną parepetavimą savo panosim, daugiau net nedarysiu, manau, taip geriau suveiks, pasistengsiu improvizuoti, turiu iki pointų susirašęs. Ir viskas yra. Esmė, kad tikiuosi, kad bus žmonių bent jau 30, 40 ir tada jau bus biški fainiau. Tai va, o daugiau matysim, kaip čia bus, kiek čia užsikirsiu ir taip toliau. Bandysim kažką, va, jo, palaikymo komanda. Čia matote mechaniką natūralioje jo aplinkoje. Noriu užžiūt namo. Nu va, dar 5 minutės, tada pakviesiu visus, kad ateitų arčiau ir startuosiu. Einu pasidėsiu striukę, už kokių 3 minučių reiks kažką pasakyti mikrofoną. Good luck. Tai sveiki visi, maloniai kviečiu visus prieiti arčiau, geriau girdėsit, geriau susikalbėsim, padarysim truputį įžangą. Tai palaukiam dar kelias minutės, kol visi, kas norit, susirinksit ir galėsim pradėti. Pradėsim nuo to, kad prisistatysiu. Esu Paulius Jonytis, Lietuvos drifto čempionato sportininkas. Šiandien su komanda ir draugais nusprendėm pristatyti šių metų mūsų automobilio dizainą, papasakot apie save, pristatyti tikslus, parodyti jums parodomųjų važiavimų, taip pat atsivežėm ir dovanų. Tai tikiuosi, kad visi turėsim gerą laiką ir išeisim patenkinti. Norėčiau visiems pasakyti, kad turim ir konkursą. Jis vyks iki beveik pat renginio pabaigos. Tai kviečiu visus pasiekti mano puslapį paulius.jonytis Instagrame, pasidalinti nuotrauką iš renginio savo story ir pataginti mane. Ir taip galėsit laimėti ir šiandien pravažiuoti su manim šone šiame automobilį.
Tai manau tikrai verta, kviečiu visus tą daryti. Labai norėčiau padėkoti mūsų draugams Dariui ir Gretai bei Alytaus miesto savivaldybei, nes be jų šio renginio nebūtų. Labai džiaugiamės turėdami tokią progą, kad galime šį automobilį pristatyti savo miestiečiam ir ne tik. Mums tas yra labai svarbu, tai ačiū didelis jiems. Ir kas žino, kas nežino, mes jau praeitais metais suvažiavom pilną Lietuvos drifto čempionato sezoną ir realiai nepavyko mums sugalvoti kažkokio pavadinimo, o ir akcentavomės ne visiškai tai. Tai šiais metais noriu akcentuoti, kaip matot, ant mūsų komandos drabužių. Nuo šiol mes esam Drift Out Loud komanda. Dabar turėsim viktoriną, tam, kad visi pasikeltumėm ūpą, nuotaiką, tam, kad įteiktum prizų. Viktorina nebus sudėtinga, kviečiu nesikuklint, dalyvauti visus, kas norit. Tai noriu pakviesti savo labai gerą draugą Povilą, kurio dėka šis automobilis atrodo taip, kaip atrodo, kurio dėka kiekvienais metais jis yra gražus. Tai ačiū labai Povilui. Labą dieną. Gerai, pradedam. Pirmas klausimas. Koks įsukimas sumontuotas į šį BMW? Gal žinot? Jis yra raudonos spalvos. Įsukimas tai yra priekinė važiuoklė. Tikrai taip. Gerai, tęsim toliau. Kokią alyvą naudojame? Gal kas nors pasakytų pavadinimą? Kas sakė Hado pirmas? Prašau, vyras su juoda kepurė ir akinukais. Dabar aš norėčiau papasakoti ir pasistengti, kiek įmanoma labiau perteikti, kaip apskritai vyksta pas mus visas tas drifto gyvenimas. Nes manau, kad dauguma nežinot, kas nesat susidūrę su šiuo sportu iš arti. Iš tikrųjų, tas reikalauja labai daug laiko, labai daug atsidavimo, norint viską daryti preciziškai, kuo profesionaliau ir siekti rezultatų. Į tai reikia investuoti ir aš kalbu ne apie pinigus, o apie laiką. Realiai labiausiai kainuoja laiką. Tai iš esmės dabar 4 paskutinės savaitės turėjau labai mažai miego, su visa komanda labai intensyviai dirbom tam, kad galėtumėm automobilį pristatyti, už ką esu labai dėkingas savo aplinkai, nes be jų tikrai niekaip nebūčiau spėjęs. Paskutinę dieną per Velykas iki 7 ryto klijavom šitą dizainą, tai tikiuosi, kad patiks ir tikiuosi, kad buvo verta. Jeigu dabar manęs kas nors paklaustų, kodėl aš pradėjau driftą, tikriausiai net nebūtų kažkokio tikslaus atsakymo, nes kažkada visi, kas esam benzingalviai, žiūrėdami filmus vaikystėje, serialus, visi buvom tikrai pagalvoję apie kažkokio tipo lenktynės. Man visą laiką labiausiai simpatizavo driftas. Ir kažkada tai atrodė, dar vaikščiau čia prieš kokius 4 metus po Alytaus pitus per varžybas ir atrodė tiesiog nepasiekiamas tikslas. Bet pasirodo, kai nori ir darai, viskas pasidaro. Tai norėčiau ir jūs šiaip visus paskatinti, jeigu turi tikslą, svajonę, žinokit, kai įdedi daug darbo, viskas pasidaro, nepaisant galimybių, pinigų ir viso kito. Ir manau, kad eisim link to, kad vis dėlto, manau, metas yra tą mašiną atidengti. Cool vibrations. Teisinimai, bet tiesiog kvietimas atvažiuoti į varžybas, pamatyti, kaip sportininkai važiuoja sportiniu tempu, kada yra blokai, kada leidžiam mašinas kabutėse ant ribos. Tai tikrai verta, ypač kas nesat buvę, 6 etapai, visą informaciją galite rasti internete arba mūsų Instagrame. Dar kartą noriu labai nuoširdžiai padėkoti Dariui ir Gretai bei Alytaus miesto savivaldybei, kad galim čia būti, čia daryti tokias dalykus, rodyti mašiną, tas yra labai smagu. Labai noriu padėkoti Dim Media, be kurio nebūtų tie visi priminimai jau padaryti amžini,
kažkada po daug metų bus smagu prisiminti. Labai noriu padėkoti visiems savo partneriams – Hado, Robolabs, Kaviniai Pasimatymas, Kaviniai Kurortas, Reklamos Formuliai. Ir labai noriu padėkoti asmeniškai kiekvienam iš jūsų, kuris atėjot, nes jeigu nei už to sporto nebūtų, jeigu nieks neįtų į renginius, nieks ir nevažiuotų, tai labai smagu, kad yra žmonių, kam patinka, kas skiria tam laiko, ypač čia dėl vieno manęs, ne dėl varžybų. Tai labai didelis jums ačiū. Nu, dar biškį Domas iš ateities atvyko, atkeliavo. Dabar editinu ir pamačiau, kad, toks biškį nekonkreti pabaiga, tai užbaigsim. Viskas įvyko puikiai, sklandžiai, visi patenkinti. Biškį tokį, kaip pastebėjot, keičiam formatą, pačio video labiau toks galbūt vlogo stiliaus, pasakyčiau. Ir aš pats daugiau į kadrą įlysiu, atsirasiu pats kadre. Bandysim ir kitų veikėjų įtraukti į šitą visą reikalą, kad būtų įdomiau žiūrėti. Ir aišku, laukiam iš jūsų nuomonės, tai parašykit komentarą, spauskit laiką, spauskit subscribe ir iki kitų kartų. Peace!